Na, o dabar patarsime, kaip išsirinkti gerą ir kokybišką sofą ar minkštą kampą. Labą dieną, esu Gintaro baldų darbuotoja Raminta. Šiandien jums pristatysiu mūsų įmonėje gaminamus baldus, pačius populiariausius Lietuvoje. Minkštus baldus dažniausiai perkame 5–10 metų, tad baldų gamintojai stengiasi išpildyti klientų lūkesčius gaminamai produkcijai naudodami tik kokybiškas medžiagas. Šalia manęs perkamiausias baldas Tija, kuris atlieka 3 funkcijas. Jis gali būti kampas, minkšta sofa bei dvigulė gulima lova. Iš šiuolaikinės sofos tikimės 2 pagrindinių savybių – stilingumo ir patogumo. Šiandien gamintojai siūlo didelės ir komfortiškas sofas. Šalia manęs dar viena mūsų naujiena – tai sofa rusnė, kuri yra patogi sėdėjimui ir miegojimui. Tai moderni, išraiškinga, subtili sofa tiks kiekvienam dizainui. Rinkdamiesi fotelį, sofą ar kampą būtinai apgalvokite, kam jie bus skirti. Niekada nepirkite baldo ant jo prieš tai nepasėdėję ir neįvertinę jo patogumo. Štai sėdžiu ant dar vieno mūsų gaminio, patogaus, minkšto, komfortiško komplekto Regis, kuris yra be galo patogus vakare žiūrėti televizorių ar šiaip atsipalaiduoti. Derinant minkštus baldus prie kambario interjero vienas svarbiausių kriterijų – apmušalų spalva, faktūra bei jų kokybė. Jei yra galimybė, parsineškite namo apmušalo pavyzdį ir apžiūrėkite, ar tinka prie kitų baldų, sienų spalvos, kaip atrodo dieną ir vakare. Nebijokite ryškių spalvų, šis komplektas jūsų namams suteiks gyvybės ir pavasario dvelksmo. Asketiškas minimalizmas ar klasika? Koks jūsų būsto interjeras? Kurdami interjerą nesistengkite apsiriboti vienu stiliumi. Šiuolaikiniai baldų gamintojai kuria įvairių epochų baldus, kurie yra patikrinti laiko. Klasika yra klasika. Taip pat turime ir klasikinių baldų. Vienas iš jų minkštas kampas Selina, kuri tiks kiekvienam, kas myli klasiką. Kiekvienas save gerbiantis baldų gamintojas įgyvendindamas naujus dizaino ir technologijų sprendimus kasmet pristato naują baldų kolekciją. Dabar stoviu prie sofos pavadinimu Romeo ir Džiuljeta, kurios dizainą kūrė net žymiausias Lietuvos dizaineris Aleksandras Pogrebnojus. Parodoje Baldai 2015 pristatyta išskirtinio dizaino sofa, kurios gobeleną puošia garsiosios Veneros sienos esančios šalia Džiuljetos balkono piešinys. Būtent Šekspyro aprašytoji meilės istorija ir įkvėpė Aleksandrą Pogrebnojų sukurti gobeleno dizainą. Tikiu, kad ši sofa suteiks ne tik gerų emocijų, bet ir kvėps jūs meiliai. Renkantis baldus nereiktų nei taupyti, nei skubėti įsigyti bet ką. Pasikliaukite išmanančio žmogaus konsultanto patarimais ir išsirinkti kokybišką baldą bus žymiai paprasčiau. Noriu priminti, kad gegužės-birželio mėnesį vyksta akcija užsakomiems baldams iš lengvai valomų audinių -15% nuolaida. Prašome užsukti. Šiandien sparčiai keičiasi ir baldų mada, ir gamybos technologijos. Tad siūlome nelaikyti morališkai pasenusių baldų, o rinktis naujus.